Nu ką, sveiki gyvi. Šiandien vidosas šitame kanale. Kas atėjo pagal linką iš ano kanalų, tai dėkui. Kas užsukot kažkaip algoritmų dėka ir panašiai irgi dėkui. Šitą video esmė, dar kartą pasikartosiu, kas pagal linką atėjo, tai apie dovanų čekius ir kaip reikėtų, pavadikim, jeigu kitiem dovanojam žmonėm čekį, tai gal šiek tiek pasižiūrėti į jį detaliau, arba pats, jeigu gavote čekį, tai taip nepalikt, pavadikim, kaip paskutinės dienos reikalą, nes va, kaip mano situacija įsisūdinau ir čekutį galėsiu išmest. Tas dalykas, gavau iš laisvalaikio dovanos čekį ekstremalus šaudymas su 4 koviniais ginklais. Aš jį gavau ten turbūt kalėdų progą, tai žodžiu, aš jį susigalvojau rudenį, važiavau užsiregistruoti, turėjau šiandien važiuoti. Ir to paseka įsivėliau į tokias nesąmonės, kad, sakykime, užregistravau čekį 3 savaitės atgal. Registracija tokia įdomesnė. Pirmas iki man papulė tokia, nes kai pirkdavau už gerą dovaną arba gaudavau, ten viskį dažniausiai kitaip, pas kai kuriuos tiesiog pasiskambini, rezervuoji vietą, atvažiuoji, atiduodi čekį. Čia reikia nutrinti koduką, prisijungti į svetainę, prisijungus į svetainę išmesdavau kas per čekis ir išmesdavau, kur turiu nuvažiuoti ir kontaktiniai duomenys. Ir čia buvo esminė klaida, nepasižiūrėjau, kur nuvažiuoti reikia. Aš pasėmiau į numerį, paskambinau, kad užsiregistruoti, nes tipo reikia užsiregistruoti. Skambinu, auto atsakiklis atsiliepė, šiuo metu negalim pakelti, paskambysim ten bla bla bla. Paskambina man gal po 2 valandų, tai irgi tokia, ne, aš mažum vietoj šalia čekiau neturiu, nesėdžiu, aš apsikabinės, bet pasisekė, buvau namie, atsiliepiau, savo tą čekį, suvardinau numerį, užregistravau po 3 savaičių, jie registruoja tik trečiadieniais pagal dovanų čekius atvažiuoti. Nu ir ką, ta diena turėjo būti šiandien. Nu ir aš taip nieko nesukdamas galvos, atsikeliu iš ryto. Nu ką, čia prasirajau, kavukę darysimės, važiuosim šitą pašaudyti, o paskui dienos gale padirbėti, atsiverčiu dovanų čekį. Kiek tekia dovanų turėti, visada yra pateiktas pilnas adresas ir kontaktinis telefonas, kam skambyti. Čia atsiverčiu, veiklos vykdymo vieta Kaunas. Tai ką, man dabar savo ginklus pasimti ir varyti Kaune žmonės pagazdyti, ar aš biskį bairių nesupratau. Tai žodžiu, tau viso gerumas. Nu ką, greitai prisijungiu prie svetainės, galvoju, suvesiu numerį ir šitą važiuosiu, vedu numerį ir svetainė išmeta, čekis yra panaudotas. Nei numerio galiu pasimti, nei vietos. Prieš 3 vietas mano telefonas nustatytas, kas 2 savaitės šituos nelistintus telefono numerius ištrina. Nežinau, koks telefonas. Ok, nedornas, galvoju, jungsiu kitą pavarą, bandau ieškoti pagal dovanų čekį, kaip kas, ir susirasiu vis tiek, kas vykdo, pasiskambysiu ir panašiai, arba ten, dar kiti būdai. Tas dalykas, vedu, konkrečiai tokio čekio nėra. Vedu Kauną, dovanų čekių, kas Kaune vykdo, nėra, nors Kaune žinau, kad yra šaudyklų ne viena. Nu, okei, vedu, bandau ieškoti plačiu mastu. Randu panašiausią dovaną, kuri vykdo irgi ten šaudymai, 4 koviniai ginklai, keli ginklai sutampa, keli kitai, bet aprašas panašus, apividalinimas panašus. Veiklos vieta irgi adresas netikslus Vilnius, bet ten ekskomisarai ar kažkas Vilniugi yra, kuriuo pečius truktelėjau, tai dabar man jiems skambyti ar kaip, bet Vilnius Kaune nėra pateikta. Tai ką, paėmiau, suvedu šitą veiklos vykdymo vietą, šitas aplink Kauną. Randu Kėdainių rajone. Tai čia gal ir atitiktų, kuriomis skaitau aprašus, nei vieno panašiais ginklais ir panašiai, nebent šitą
O laikas dyla, nebent ten yra toks vienas, bet skaitau sąlygas, sakykime, dovanų čekį, mano ten tipo, kad gali dalyvauti 18 metų turintys, ten tralalala, viskas parašyta, vykdymas, veiklos vykdymas tik trečiadieniais. Tai logiškai atitinka Vilnių. Skaitau Kėdainiuose, vykdymas nuo 16 metų, savaitgaliais tep ir tep, vasarą trečiadieniais ten tep ir tep. Ir toks susimėčiau, tai man dabar į Kauno rajoną ar kur. Galvoju, paskambinsiu į gerą dovaną informaciją apie 10 valandą. Paskambinau, pasako, konsultantai šiuo metu nedirba, susisiekite elektroniniu paštu. Į laiką dirst. Dar valandą kapoti su kažkuo ar panašiai. Ir jeigu vėl gausiu aš tą patį numerį tos, kur firmos, kur registravausi ir jie man po 2 valandų paskambys, o aš turiu 12 būt. Tai numojau ranką, aišku, parašiau savo tokį atsiliepimą į tą laisvalaikio dovanos, kad tokio kultūringai agresyvioj formoje, kad turėtumėt pateikti adresus, nes tokioj nesąmonė gaunasi laisvalaikio dovana, vos negaunasi kaip darbas. Tai aš tikrai neapsikroviau, parašiau tokią žinutę, kad turėtumėt pateikti platesnę informaciją arba bent įpareigoti savo šitos paslaugų teikėjus, kad užregistravę atsiųstų kažkokį e-mailą, žinutę ar kažką, nes kur kiek buvęs, kažkur vis tiek kažkas panašaus vyksta. O jeigu ir nesunaudoja tavo numerių, tai jie tave užregistruoja, bet tu tartum turi tą kortelę ir atvažiuoji, tu jiem atiduodi. O čia gaunasi toks, pasinaikinau čekį, nežinau kur važiuoti, pas ką, tai galiu jo į tuos Kėdainius bandyti dabar skambyti, paklausti, ar ne, aš pas jūs čia buvau 12 užsirašęs, bet irgi ten nuo Kauno 36 km, tai aš paskui pradėjau galvoti lyg ar vėlai palyginus pradėjau judyti visą tą reikalą, galvoju, paskui turėsiu akis išvertės lėkt kažkur kažką, kad atšaudyt pusvalandį laiko, numojau ranką, galvoju, bus kitam laikui patirtis. Tai va, šio video tokia esmė, kai tai sako, patys, kai dovanosit, biskį pasigilinkit, ką dovanojat. Ir jeigu gausit dovanų, nepasilikit paskutiniai dienai, viską geriau išsispektikit, nes kai kurie dovanų teikėjai, matyt, viską patogiau, geriau išdirbė ir eilė dovanų te pripratęs, tiesiog viskas adresai, vykdymo vietos yra parašytos ir tu tiesiog, arba net tie patys numeriai parašyti, į ką kreiptis ir panašiai, o čia gaunasi dabar likau be absoliučiai jokių duomenų, tik tai, kad užsiregistravau. Tai va, šiam video tiek, dėkui, peace out, biskį būkite atidesni, biskį akylesni, kad kaip aš nepasikabytumėt.